užtraukėme valtį ant lėkšto kranto, kad vėjas ir banga nenuneštų, paskui ėjome per gurgždančią po kojomis pievą, užkliuvau už spygliuotos vielos, stūksojo priešais niauri kopa, jos papėdėje glaudėsi plačiai išsidriekęs senas žvejų kaimas. Taip susiklostė gyvenimas, kad kasmet pajūryje praleidžiu ne dieną ir ne dvi. Teko ir tralerių Baltiją pavagoti, ir mariose tinklaičius traukti ar gaudyklės krėsti. Vadinasi, turėjau laiko iš arčiau pažinti nelengvą ir toli gražu neromantišką, kaip įsismaginę darbuotojai rašo, žvejų darbą. Nidoje šitas namas buvo nupirktas 61 metais. Jis labai abejojo, ar pirktą namą, ar jis gerai daro. Jis nebuvo verslininkas, jis buvo tiesiog menininkas. Ir jis bijojo, kad ar nupirkę čionais tiesiog nusišalins nuo visų kitų ir bus tiesiog kaip izoliuotas. Bet įvyko visiškai kitaip. Nebūčiau susitikęs ir pūdą drusko suvalgę su šičionykščiais žvejais, žvėjienėmis ir ne tik jais. Laimė paskui manęs nepaliko. Ji leido man kasmet čia gyventi po 4 ir daugiau mėnesių. Ir jei kas dabar mane pavadintų neringiškiu, tik džiaugčiausi. Ir tai būdavo vasaros laikas, kada jie atvažiuodavo vasarą. Na tai čia jau buvo tokia jau kaip ir būtinybė tiesiog apsilankyti čia. Nes vėliau pasistatė rašytojų namai. Tai buvo taip ir vadinama, kad čia yra antras rašytnamis. Visas žmogaus gyvenimas laukimas. Sulaukęs, akimirkai stabteli, lyg norėdamas įsitikinti, ar to laukia. Ne to. Ir vėl akis smingai vos matomus tolius, kur vaikščioja jo laimė, į kurią jis skuba, kurią šaukia, kurios laukia ir laukia, o sulaukęs akimirkai stabteli. Tegul tik jo vienatvę ateina seni draugai. Tie, su kuriais jis iš marių traukė ungurius, karšius ir kitokias geras žuvis, su kuriais plaukė nedidukė dorė, gana toli nuo kranto jūra, metė ūdas ir lupo iš gilaus vandens stambes menkės. Tegul tik jie ateina. Miliūno santykis su žvejais iš tikrųjų tai buvo toks labai, nepragmatiškas, sakyčiau, kad ne vien tik tai, kad aš noriu gauti iš tavęs ungurį, taip, bet jis iš karto pajuto tą svarbiausią dalyką, pajuto, kad jis visą tai gali parašyti. Dauguma buvo iš tų žmonių pasakojimų, iš tų vietinių pasakojimų, jų istorijos gyvenimo, kaip jie pakliuvo į Nidą, ką jie darė anksčiau, jų santykiai, šeimos santykiai, su vaikais santykiai. Man reikia tiesiog išgalvoti to visko. Ateina žvejys, žvejo žmona, žvejo vaikai, ateina galbūt ir tą vietos vyresnybė pasitarti, kaip gyventi, ką daryti. Aš džiaugiuosi sutikęs žmonės, dabar pensininkus, kuriems aš esu padėjęs pensijas įsigyti galbūt riebesnės. Ir jie visą laiką jaučia man kažkokią skolą, ne skolą, tokį draugiškumą, nuoširdumą, atėję betarpiškai pasidalina su tuo, kas jų širdyje susikaupė, tuo jiems skauda. Man belieka tik, kaip sako, užfiksuoti šitą. Jis neatsakė, bet durikės paliko plačiai atidarytas. Paskui tartum ėmė kilti vėjas. Pagalvojau, negi jau rytas čia pat. Dažnai prieš aušrą iš ano kranto atskrieja vėjukas, sukelia mariose bangas, kad įdienojus saulėjas permuštų ir vandens platybė telkšotų lygiai kaip veidrodis su debesėlių atspindžiais, jei pasitaiko jų karštoje žydrynėje. Tai jie visi tapo jo herojais iš tikrųjų. Jiegi skaito ir skaitė viską. Būtinai, tai jau laukdavo tų knygų. Ne visur rašydavo tikrą vardą, pavardę, bet sakydavo, čia mano istorija. Ir žmonėms tas būdavo kažkaip tai, kitaip. Tai buvo, tiesiog pakeisdavo jų tą kasdieninį gyvenimą, kur būdavo kas jūra, namai ir daugiau nieko. Kars nuo karto į Klaipėdą išvažiuoti. Jis praktiškai nutapė, aš taip galėčiau pasakyti, kokio 7-8
ir gal 90, kol dar žvejyba buvo tokia aktuali labai, tą visą tokį portretą paliko mums. Kaip gyveno, kuo vertėsi, kas juos čia vargino, kas juos linksmino. Būtinas reikalas aplankyti Jurginį ir Martą iškilo po 2 dienų, trečiadienio naktį. Marias gaubė pilkas antėmis, anapus skystų debesų viršum ventės rago švietė mėnulio pilnatis, kai mes nuleidom į dugną paskutinę ūdą, paskui išmetėm stoderį ir riktelėjom Petruliui: plauk čia. Sulipom iš valties į dorę. Galėjom nusnūsti iki švintant, nuvirti ant suolų abipus variklio. Naktis buvo tyki ir šilta, manęs neėmė miegas. Dabar ta vieta vakuumas jau yra. Dabar poetai gali, jie atvažiuoja, jie rašo, taip, jų įkvėpimo šaltinis jau yra kitas, bet proza, kuris, tai čia reikia gyventi. Reikia gyventi tą gyvenimą, kad tu to žmonės pažintum, pajaustum juos ir kad jie tavim tikėtų svarbiausia. Kad jie atsivertų, nes jeigu toks bus iššaltas, išdidus, tai viskas bus. Ir jie bus tokie pat. Ir kada aš atsidūriau ten tarp vėjų, tarp smėlio pušų ir tarp tų atlapom širdį, jeigu taip galima pasakyti, žmonių, aš pasijutau iš pat pirmos dienos savęs. Radau bendrą kalbą su jais. Kad aš radau savo galbūt dvasiai artimų žmonės, savo per ilgus metus susikristalizavusią tokią mintį apie žmogaus darbą, apie žmogaus laimę, ar tegu ir nelaimę. Ir būtent šitame taške aš viską galėjau fiksuoti, todėl kad aš radau jame tai, ko mano siela troško. Iš Viktoro Miliūno kiekvienas galėtų pasimokyti bendravimo su kitais žmonėm, būt atviru, būt nuoširdum. Būdant nuoširdum su kitu žmogum, lygiai taip pat gausi atsaką iš kito žmogum. Niekad nesisteng, kad kitam būtų bloga, nepavydėt. Nebūt piktam, nepykt ant kito žmogaus. Sakyčiau, meilė žmonėms. Tokios meilė, tikrai meilė žmonėms. Laimė todėl, kad jei ne ši gera pažintis, jei ne marios ir jūra, kopos ir pušynai, audros ir štiliai, giedra ir rūkas, jei ne koloritingi žvejai ir vietiniai ir atvykėliai, tų žvejų darbas toli gražu nelengvas, jų džiaugsmai ir širdgėlos, jų mintys apie gyvenimą, nebūtų pagaliau mūsų literatūroje to savito, nepakartojamo pasaulėlio, kuris man taip limpa prie širdies ir kurį savo kukliu raštu aš palieku gyventi.